Sveiki visi, šiandien su jumis ir vėl Deivis ir aš filmuoju savo naują video, kaip pastatyti modernų namą. Tai va, pradėkime. Tai va, čia aš noriu pastatyti tokį panašų namą į tokį. Čia, aš manau, yra laikinas namas. Čia, pavyzdžiui, jeigu pradėsite serveriam žaisti, pavyzdžiui, va. Toksai va. Tai va, pradėkime. Taip, mums čia statėm 8 blokus iš šono. 8 ir čia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ir čia 8. O čia 1, 2, 3, 4. O čia bus toks kaip ežerėlis. Taip. Pastatę čia galima užpildyti kuris jums medis labiausiai patinka. Tom lietom, ar pavyzdžiui, kvarcu pačiu baltai. Aš jį manau, išpildyti ant tomus gražiau įvairiškiau bus. Taip, čia ant kampų uždedam po kvarcu 2 aukščius. Čia ir reikia išpildyti. Taip. Taip, gerai, tada po šitos čia galim taip uždėti. Čia galim tiesiog paįvairiškiau, kad būtų, kad, pavyzdžiui, čia va. Va, taip. Ir uždam langus. Taip. Ir dabar vėl ant viršaus reikia dėti po kvarco bloką vieną sluoksnį. Tai paskui galim dėti slebus, kaip sakiau, kurie patinka medis labiau. Taip, uždėję, jau turim pirmą aukštą beveik. Užeinam ir statom laiptus. Va, aš va pastebėjau, vis laiko būna taip, tai galim tiesiog uždėti bloką taip. Arba, pavyzdžiui, taip galim uždėti iš šitos pusės, kad būtų. Tai va, pavyzdžiui, va. Jo, paskui va, uždedam 3 blokus čia. Ir viską reikės beveik daryti taip pat. Čia tik tais dedam taip. Ir čia jo taip pat. Uždam langus ir paskui ant langų vėl reikės dėti sluoksnį kvarco blokų. Ups. Taip, dabar vėl dedame šitos blokus kvarco. Taip. Taip, mes tada gavome jau beveik antrą aukštą, dabar uždame slebus. Kaip ir vėl, kokius jums patinka. Tuo jau turime antrą aukštą ir pastatę antrą aukštą galime čia palikti kaip tvenkinuką. Šiaip bus gražiau, nežinau, bet ir va, ganas toksai namas. Šiaip jis gali būti laikinas. Nežinau, ar jums patiko. Jeigu patiko, spauskit like, subscribe ir komentuokit. Ačiū, kad žiūrėjote. Viso gero.